Taigi, ką tik padarėm pertrauką, mūsų reporteris ką tik nusičiaudė, tai perina prie 5 stadijos, o tai yra greito skaitymo stadija. Tai reiškia, jeigu jums knyga iš tikrųjų pasirodė labai įdomi, jeigu iš tikrųjų jūs norite detaliausiai kai kurios dalykus, tai jūs jau naudojat fotoskaitimų, o fotoskaitimų tai yra atskira opera, galite pasižiūrėti video apie fotoskaitimą, tenas irgi yra savo etapai. Taigi jūs tada jau žiūrite, tos įdomesnius dalykus, kurie jums pasirodė svarbus ir tada jūs galite ir užkonspektuoti, ir įtraukti kažkokią tai savo kartoteką, tą informaciją, tai jau naudojate įgūdžius, kuriuos suformuojate per greitą skaitimą. Taigi pasižiūrėkim, ką tai duoda. Pirmas, labai svarbu suprasti, kad kai jūs susidurite su didžiulė lavina informacijos, o laikui bėgat, jūs turbūt pastebėjot, kas skaito, kas domisi, kad knygų vis daugiau ir daugiau. Aš tikrai supratau, kad jau mano greito skaitimo, aš skaitau labai greitai, apie 25 kartus greičiau negu paprastai, tai man jau pritrūko šito greičio. Kodėl tai, kad skaitant greitai, tu visiems nebespėti, supranti, kad jau sąmonė, jau sako, palauk, jau per daug, jau yra perkrovimas. Darai mindmappingus, bet jau ir jų yra daug. Taigi, iš tikrųjų, fotoskaitimas nepaprastai įsprendžia keletą dalykų. Pirmas, jisai padidina pralaidumą. Tu iš tikrųjų gali 10, 20, 30 arba 50 knygų peržiūrėti vienu mostu, iš tikrųjų nejauti dėl tos jokios įtampos. Antras, atsiranda pasitikėjimas pasąmonė. Iš tikrųjų, pasąmonė pati geriau atrenka. Šitas gerai, šitas blogai. Trečias, svarbiausias dalykas, ką duoda fotoskaitimas, jisai leidžia didžiulį krūvį žinių integruoti, tiesiai mums tenais iš pasąmonės integruoti mūsų veiksmus, ko neduoda paprastas skaitimas. Dar ketvirtas dalykas, paprastas arba greitasis skaitimas reikalauja vien protinių pastangų, tai iš tikrųjų gan įtemptas toksai procesas. Ir dėl to žmonės labai dažnai meta greito skaitimo metodus, lygiai taip pat kaip šiaip meta skaityti. Kodėl? Todėl, kad nepaprastai sunku nuolatos palaikyti tokią įtampą. Fotoskaitimas atpalaiduoja jas. Gali atrodo, kad tai iš tikrųjų super kažkokie sugebėjimas. Turiu pasakyti, kad sugebėjimai yra super, bet jos turi visi. Taigi jau bet fotoskaitimą gali išmokti kiekvienas žmogus, gali vaikas išmokti. Bet tai reikalauja ko? Pradinių įgūdžių. Pradinių įgūdžių tos, kurios jūs turėjote vaikystėje, bet pamiršote, nes mokykloje mus mokino visiškai kitaip. Taigi dar kartą, fotoskaitis mano giliu tai yra iš tikrųjų revoliucija. Tai padarė revoliuciją mano gyvenime, nes aš esu bibliofilas ir dabar, jeigu aš anksčiau per vakarą perskaitysiu 3-5 knygas, tai dabar ir 20 galiu perskaityti ir įsisavinimo kokybė, jeigu anksčiau būtų, yra štai tai. Ir visi testai rodo, kad fotoskaitimas ne tik pagreitina įsisavinimą, bet pagilina įsisavinimą ir kokybė skaitimo nepaprastai padidėjo. Taigi, belieka tik apsispręsti, ar norite įsisavinti šitos metodikos, ar ne. Jeigu norit, prašom, mokykitės. Jeigu ne, tai sėkmės, susitiksime kur nors bedarbių biržoje. Arba tarp tų, kurie kankinasi. Bet šiaip noriu pasakyti, kad yra 50 knygų ir jas mes savo detaliai, trumpai prašysim, kad iš tikrųjų suintriguoti jūs, nes tikrai yra labai gerų knygų. Iš 4000 knygų išrinkau 50, kurie man padarė didžiausią įspūdį. Nežinau, padarys jums, bet iš tikrųjų šitos knygos vertos dėmesio. Taigi ateikit pas mūsų saitą ir pasižiūrėkit apie kiekvieną knygą porą gerų žodžių. Taigi iki susitikimų, sėkmės.